užverk namų duris ir pušų takų ateik. Greit atplauks laukta banga, bus tokių nedaug. Šiandien mums dosni gelmė, gintarais apkris krantai. Jais išpuošt galiu tave, juos renku tik tau. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk. Žolę užžėlė vaiko žaislai, langai praverti, delnai ištiesti ir paukščiai taikus. Švelniai laikyk, sakau saujelė, jūra tikėk. Ji viską gali, jūros valia, laše gelsvame, krisle skaidriame, sustoja laikas. Vakare aukšta banga, gintarais po kojom duš ir pavirs gyvi lašai iš tylios gelmės. Pamirštų krantų šviesa Sveiki visi, dar kartą. Aš Agnė, už kadro Jonas ir šiandieną mudu keliausime po dar vienos Švėkšnos nelabai ilgą Gintaro gatvę. Kaip matote, pačioje pradžioje vyksta statybos, atsinaujinimo darbai, o koks gyvenimas verda ir virė anksčiau, viską sužinosime nukeliavę ir pašnekime Gintaro gatvės gyventojus. Keliaujam. Tai dabar, Jonai, mes užeikim į svečius pas ilgametę Gintaro gatvės gyventoją Ievą ir išsiaiškinsim, kas čia nuo ko prasidėjo ir kaip čia viso to Gintaro gatvė šiai dienai vyksta. Eime. Einam. Įeinam pro gražius mūrinius stulpelius, praeinam vartus ir ieškome gyventojos Ievos. Kur čia tos durytės iš šitą gražų namelį? Turbūt čia. Pasibarškink. Čia? Prašom. Labą dieną. Labą dieną. Ieva busit, taip? Tai mes dabar su Jonu norėtume jūs truputėlį pakalbinti, kaip po vieną pirmųjų Gintaro gatvės gyventojų. Ar teisingai jūs tai pristatėm? Tai va, tai tikrai turėsit mums ką papasakoti, tai sakom, keliaukim kartu. O gal pradžiai matau tokią saulutę išlindusi, gan kaitint mums pradėjo, gal einam ten turit gražią pavėsinę. Taip, trumpam. Ten gal prisėskim trumpai, aptarsim kelionės planą. Tai Ieva, dabar ir sakykit, kokia ta jūsų pradžia iš Švėkšnoje gyvenimo? Ar jūs pati esate švėkšniškė? Ne, dar neiškė aš, tik vyr švėkšniškis. Jis norėjo būtinai iš Švėkšno pareiti, nes dar jaunite buvo, maikučiai maži. Na ir gavo sklypą virš čia. Tai čia kelintais metais jūs jau parėjot? 68 pavasarį. Mes čia, nieko čia gatvėje nebuvo dar, mes parėjom gryni laukai, kai Sibirs buvo. Kad žiemą pustydavo, tai mūsų vis lanks užpustydavo. Mes turėjom tokį mažą namelį pasistatėm ant greitųjų. Bet čia, kur dabar ties gyvenat, ar ne? Ne kur dabar gyvena, bet ten, kur vasarnamis į toliau. Mes kur tvarci ir ten turėjom pasistatėm. Ir mes 3 metus išgyvenom, kol mes pasistatėm namą ir parėjom čia gyventi. Į tą namą mes į mažiuk pradėjom statyti balandžio pabaigo, o jau birželio pabaigo jau gyvenom. O čia toj gatvėj, jau kai mes pradėjom namą statyti, tai kiti jau sklypus buvo pasiėmę kaimynai čia. Ir visi kartu mes čia statėmės. Ir čia žemguliai statės, toliau
Gudas buvo apylinks pirmininku ir jis apylinks pirmininku, kada buvo, tai reikėjo tos pavadinimus užrašyti kokius jau. Tai jis sakė, jis buvo toks patriots, būtinai sako lietuviškai, mūsų buvo Gintaro gatvė. Tai čia jisai išrinko. O, kokia graži istorija. Bet apie tus kaimynus gal kelioniai po gatvę ten plačiau papasakosit, konkrečiau, kur ten jie gyveno, gerai? Na. Tai va, tai žodžiu, 60-ųjų pabaigoje jūsų gyvenimas čia prasidėjo Švėkšnai. Jo, 8-ais perėjom, čia jau 55 metai, kaip aš čia Švėkšnį išėjau dabar. Jau tikrai Švėkšnai. O ar buvo kada, ir visą laiką Švėkšnai ir gyvenot? O buvo kada minčių, kad va gal, vis tiek jūs pati kilimo ne iš Švėkšniškė, gal kažkur kitur, gal mieste gyvenimą išbandyti? Aš matai, jaunystėje esu išėjus, buvo ir įsidarbinusi ir prisiregistravusi Klaipėdoje. Ir aš norėjau vis laik grįžti Klaipėdą. Ir aš dar, kai mes ir apsiženijom, dar kelius metus tai buvo registruoti Klaipėdą. Dar vis norėjot palaikyti tą ryšį su Klaipėda. Taip, bet vis nenorėjai niekaip. Ir užsibuvom vis laiką. Tai gal ir keliaujam pažiūrėti, kaip Ievai per 55 metus pasikeitė gatvė, ką jinai galėtų papasakoti. Jo, ir papasakosit, ką prisimenat, kas pasikeitė, o gal kažko liko nepasikeitis iki šių dienų. Mūsų gatvių labai geri žmonės, visi iš viso suėjai, bet taip buvo labai tokie draugiški, linksmi, visi jauni, žinot, su vaikučiais mažais visi. Kažkaip buvo labai mūsų gatvė ypatingai. Na ir keliaujam tada. Kokia nelaimė, ar kas visi iš viens kitam bėgom padėti. Jaunimas pareina, ne? Dabar jau gatvėje nebebendrauja. O su žemguliais. Čia kur šalia jūs? Gudais visi trys namai iš karto čia jau. Na, o matai, žemgulių nebėra, mirė. Sūnus tik gyveno. O gudų namą tai jau irgi mirė ir jau visai parein kiti žmonės. Iš kitur jau. Na, o toliau statė Vaitkai. Irgi jau po mūsų. O Vaitkai dar, Vaitkienis brolis buvo ten pasistatęs, kur ir tas kits nams. Bet dabar yra nupirkė kiti žmonės parėję. Čia, kai mes parėjom to gatvė, čia buvo tik sodas Rupšių, čia nebuvo namą iš vis. Tai paskui pasiems sklypą statė ir čia parėjai kaimynai, kad jau ilgai jau mes buvom seniai jau čia gyvenom, gal po 10 metų. Tai tais 68-ais jo statėtės namą. Tai į šitą pusę jau čia buvo laukai. Čia buvo sodas. Sodas ir viskas. Taip. Ir jau čia jūsų 68-ais buvo miestelio galas. O čia tai iš visur buvo. Visur nieko, kai mes parėm, tai čia nieko nebuvo. Tik tai, kai jau po kelių metų vėva pradėjo statyti čia. Nu, čia šiauliai taip pat išmirė iš sūnus. Tai va, kad pas mus jau dabar nebėra tų žmonių, su kuriais jau statėmės buvom. Bet taip, kad būtų gatvėje tuščių namų, kaip ir nėra, jaunimas pareina. Nu, žinokit, tikrai nėra. Buvo čia tuščių, bet nupirka. Vienai kitą nupirka. Tai vėl yra. Ir matai, viskas va. Čia išmirė ir sūnus gyven. Čia irgi išmirė, irgi sūnus gyven. O čia kits brolis pasistatymą, tai tą namą jau tas nesenai pastatys, tas didžiulis namus. O čia kai buvo gaisras, ar jūsų gatvė buvo jis palietęs? Tas 2000... Ne.
Ne, 6, kada čia buvo. Ne. Ne, ten tik Gedminaičių. Tik Gedminaičių gatvė. Bet aš atsimenu, kad liktai pernai vasarą, ar kada kaip tik va, čia kažkur gaisras vyko. Tai pas to žmogius ten tvarts. Aha. Ai, va tik ką. Ai, va. Nu, tai čia buvo. Tai čia va toks paskutinis, ar ne, įvykis. Į buvo seniau dar ir ten toliau tvarts irgi dėjusi. Bet uždėsi, ne? Ir prieš gaisrinis čiaupas gaisro atvejams. Bet kiek girdėjau, jis nelabai suveikė tą dieną. Nežinau, kaip čia buvo, bet buvom visi įsigandę, žinau. Čia maža gatvytė kerta. Čia jau, tai jau. O kaip jie vadinasi? Bočių. O, koks skambus pavadinimas. Na, va, čia irgi mirė jau vyrai. Laikas eina, negailestingas, kartos keičiasi. Keičiasi per 55 metus. Tai jūs tų visų namų statybas kaip ir matėt savo akim, nes buvot pirmieji. Mes pirmieji buvom ir visi jau statės po mūsų. Na. Ir toliau abiejuose galuose šito gatvės vyksta statybos, atsinaujinimo darbai. Tai ten buvo toks pat nams kaip mūsų. Ir nupirkti jauni žmonės ir dabar jie pertvarko. Išduosiu paslaptį, kad ten tam name aš prieš 3 dienas lankiausi ir pasėmiau vieną nereikalingą spintą, kur jiem atliko nuo senų gyventojų. Man jinai suėjo. Gintaro gatvės gyventojai dalins. Tai draugiški turbūt atsikrausti žmonės. Venskai numirė. Nu čia štai gyvena, irgi išmirė. Sūnus gyvena. Na, tai visur ir išmirė. Visi kiti naujai. Reikia pastebėti, kad jūsų gatvėje labai daug plytinių namų. Va, vienintelis medinukas. Šitas valdžios pastatytas. Nes visi kiti plytų namai. Nu, pastatė valdžia jau. O tas šuniukas dažnai loja? Girdit kaip? Ne. Tai tik mes turbūt tokie blogiečiai pasirodėm. Gal, neįmė. Nu, va, proga pasivaikščioti į gatvės galą. Ne, matai, tai va. Ir čia yra savininkai mirė, tik dukra gyvena. Visur taip yra. Visi tie pirmieji išmirė. Bet daug kur visą laiką pasilieka gyventi vaikai. Vaikai. Ten irgi taip pat yra išmirė dukra gyvena. Tai va, visi. O yra, tarkim, jūsų gatvėje, kad būtų ne vaikams, reikia pardavę, parėję žmonės iš miesto. Tai va čia Agnė ką tik, kur aš spintelę gavau. Ai, čia jau parėję iš miesto. Bet jie dar čia negyvena. Bet gyvens kažkada, kai susitvarkys, tikriausiai. Išgrįš iš užsienio, jeigu sugrįš. Bet kol kas dar neaišku. Tebe gyvena, tie patys, kurie statė. Tai čia irgi seniai gyventojai. Ir čia jau paskutiniai, šitai jau paskui jau ten nebe mūsų gatvė, jau sodai ten. Ten kolektyviniai sodai, tai vadinamieji, ar ne? Su labai gražiu pavadinimu Vasaros gatvės. O šito aš neįsiaiškinau. Pasirašė namų darbus. O čia gyvena vienas žmogus, kiek žinau, pagal kurį orientuojasi, kur ta Gintaro gatvė yra. Nes kai pasako, kur ta veterinarijos gydytojas Kurlianskas, visi žin, kad čia reiškia toj gatvėje, ne? Tai čia jo namas ir yra paskutinis. Ir jau pačiam gatvės gale arba priekį, žiūrint, kurio kampu pažiūrėsi, tikriausiai gale pagal. Prasideda žvyrkeliukas, vienas veda į kolektyvinius sodas, gražiu pavadinimu Vasaros gatvėje įsikūrė, o kitas, matom tolumoje,
garsi įstaiga visoje Lietuvoje, mūsų psichiatrijos ligoninė. Tai Ieva, sakom jums ačiū už šitą trumpą pasivaikščiojimą po Gintaro gatvę, kad mums viską aprodėt, nupasakojat. Ir linkim didžiausias jums sėkmės, toliau gyvenant šitoj. O gal dar liko kažkas nepasakyta, ką norėjo ponia Ieva pasakyti apie šitos gatvės gyventojus ir įvykius? Nu, kad šitų įvykių tokių ypatingų nebuvo, bet taip, tik tai vat mūsų gatvė buvo labai draugiška. Labai buvo vieninga ir linksma gatvė. O kodėl kalbat būtuoju laiku? Sako, dabar nebėra tos vienybės, to draugiškumo tarp kaimynų. Kad dabar jaunimas yra visur, aš jau nebežinau, kaip jie bendrauja. Aš jau matau, žmogus jau prie jų nebeprisidėjo. Gerai, ačiū tada dar kartą ir aš sakau. Jauna gatvės gyventoja, reikia jį truputį pasveikinti. Kur tu jį matai? Labą dieną. Ar gali minutėlę sutrukdyti darbus? Jau jeigu klausia, tai galim. Tai va, pašnekinom Ievą, pirmąją, ar reikia sakyti vieną pirmųjų Gintaro gatvės gyventojų, o tai tu būsi tada paskutinysis Gintaro gatvės. Tikiuosi, kad nebūsiu paskutinis. Tai va, tai klausimas dabar. Ievos versiją apie Gintaro gatvės atsiradimą ir užvadinimą išgirdom, o ar tu žinai, kodėl Gintaro gatvė yra Gintaro gatvė Švėkšnoje? Aš nežinau, bet gal kažkada esu girdėjęs istoriją, kaip gatvė buvo pavadinta vieno naujagimio, negarbiai, gal taip sakykim, kad jo dėka pavadinta gatvė. Čia mano kaimynų, kiek aš esu girdėjęs tokį, pasakykim, mūsiškai pliotką, bet iki galo nežinau. Aš, matai, tai buvau, kada tą gatvę atidarė, tai ir kartu mums ir Guts buvo pirmininkas, mūsų kaimynas, apylinkis. Nu ir kartu mes jau atmatautos sklypus, viską, ir su mano vyru pasitarė. Sakė, labai jis buvo toks, proletars, sakyčiau. Sakė, reikia lietuvišką kokį nors rinkti. Nu ir tai ir taip nusprendė, kad lietuviškas bus Gintaro gatvė. Nu ir jo. Va kokia tikroji versija. Tai jūs uždėjo praktiškai. Jie jau, pavyzdžiui, išrinkę į Dobel gatvę kartu. Dobel gatvė vėliau, tik tai ta prasidės statytis, bet jie jau Dobel gatvė. Tai šita gatvė, kaip buvo pradžioj pavadinta Gintaro, taip ir liko nepakeista. Va. O man labai įdomu paklausti, o kaip su to tikroju Lietuvos auksu Gintaru, ar turit namuose, ar vertinat? Turiu, karolius turiu, vyro padovanotas. Pas mane irgi močiutės karoliai yra. Populiaru buvo turbūt. O tai Žygimantai gimęs augęs šitoj gatvėje? Praktiškai gimęs, tai Kaune bendrabutį, kiek žinau, bet po to parvežė būtent į šitą namą praauginti kaip vištalį. Kol tėvukai ten neįsikūrė tolėliau. Tai jo, visą vaikystę va čia šitos gatvės grioviuose, gyvatvorėse visos pravaikščiotas gatvė nutrinta irgi. Tai gal gerai Švėkšnai gyventi. Oi, man tai labai patiko. Aš turėjau tą vaikystę dar turbūt, kurios jau dabartinė karta nebeturės ir apie kurią visi mes įsivaizduojam, kad ta graži vaikystė. Laukuose su draugais, gatvėje visokie žaidimai, slėpynės. Tai gal kokį įsimintiniausią įvykį, kad ir negražų prisimeni iš tos gatvės jaunystės laikų? Aš galiu, čia mes daug prisigalvodom. Karta mūsų čia gimimo nuo 87 iki 96 vaikų buvo daug, pilna gatvė pastoviai. Tai mes kaip nemažai bernų buvo. Tai prisigalvodom, su kečupu išsidažydom zūbus. Neva tai kruvini ir stabdydom mašiną. Tokių prisigalvodom. Sakom, ačiū Žygimantai, kad leidote jūs sutrukdyti ir gerų darbų ir iki pasimatymo. Dėkoju. Ne tik Gintaro gatvėje. Taip. Gero likusio reportažo. Taip, keliausim dar pas vienus kaimynus. Gerai.
Visa. Iki. Einu dirbti. Jeva, o tai kur mes čia dabar užsuksim? O ir sužinosim. Lydim Jevą namo, bet dar visokiausių nuotykių patiriam. O dabar išsižinosim. Labą dieną. Kas šis lepiasi už kampo? Tai dabar sakykit, pas ką mes čia į kiemą užsukom? Kuo jūs vardu? Aš Vaitkienė, o yra ir vyras Vaitkus. O vardu esat? Aš Elena. Elena, malonu. Tai va, Jevą kalbinom kaip vieną iš pirmųjų gyventojų Gintaro gatvės, o tai jūs irgi busit viena iš pirmųjų Gintaro gatvės gyventojų. Panašiai mes visi kartu čia. Čia kur kartu trobas statėtės, kaip pasakojo Jeva. Taip. Tai ar galit patvirtinti, kad Švėkšnoj nėra niekur geriau, kaip tik Švėkšnoj gyventi? Ne, man tai ne. Man tai viskas Švėkšna. Ir sienos kvepia. O tai jūs esate jau prigimti, ne Švėkšniškė, čia ir gimusi? Kaimo netoli. Bet žodžiu, Švėkšnos apylinkių gyventi. Tai jau tikrai niekur kitur geriau ir nėra. Jeigu ir išvažiuoju, aš vakarėjau namų noriu. Bet tai niekada tokios minties ir neturėjot, kad gal va čia į miestą iškeisti gyvenimą? Neturėjau. Kur be iškeisi, kas kada nors. Greitų laikų gali iškeisti. Galiu paklausti, iš kur tas žavus elniukas ar stirniukas čia pas jūs kieme atsirado? O toks šalpiai, toks pocius, kas jisai buvo. Ir jis senelis parsivežė, visai buvo ir be kūjų, be nieko. Atsinaujino. Dar ten tokį šuniukto prie Malkinis. Neleidžiam veikti į priekį. Tai va. Mūsų gatvė labai buvo smagi gatvė. Oi, kokia gatvė buvo. Visi viens kitiem gelbėdavo. Labai. Iš darbo subėgs ir Bardauską ir visi kaimynai ir mano vyrs biškis ar moškį grodavo, tai čia akmeninis stalas buvo didesnis, tai susijęs. Ojei, ir dainų būdavo, ir neprigėrė. Ir ypatingos progos nereikėjo susibėgti. Nereikėjo, tikrai nereikėjo. Vasar graži vakarai, tai muzika, daina. Taip. Sakydavau, jau tie įgerti, bet tikrai ne. O kokios dainos tuo metu buvo populiarios? A gal nors vieną atsimenat kokį? Galit nedainuot, nors posmelį kokį padeklamuot. Galit nedainuot, bet posmelį. Nu, padeklamuot. Senoviškų dainų. Tokios visos geros, kad neišskirt nei vienos. O šokiai būdavo? Nu, kaip šokiai jau, kol buvom nevedę, tai būdavo kaime tam šokiai, o paskui ką vedėm. Šokas nebuvo kada. O iš kokio kaimo nepaslaptis atsikraustėt, kur ten tie šokiai vykdavo? Kur Mindaugas gyveno. Bočkus? Mano. Tai Gedminaičiai? Tėviški. Mano tėviški. Da, du broliai ir aš, o jau kiti mirė. O prieš tai minėjot, kad iš darbo čia visi susibėgdavo jūsų vakaruškas. O tai iš kokio to darbelio čia daugiausia tų draugų ar patys čia? Ne, nu kaimynai čia pas mumis ateidavo iš čia. Skirtingai kas kur dirba, ne visi vienoj kur. Ar Švėkšnoje daugiau dirbdavo, ar kažkur apylinkėse, ar tolėliau tekdavo važiuoti į darbą? Bardauskas veterinorius buvo, tai dirbdavo. O Vytautas prie kelių dirbo Urbi. Mano miškų ūkyje dirbo. Tai čia veterinų. Transportį dirba šio. Viskas. Guds apylinkiai. Vis skirtingas darbas. Ir visi. Tai prieš tai veterinorius čia gyveno ir dabar tebėr, tik jau kits veterinorius tik atveju. Žentas. Kokia daug informacijų. Čia anoks į Joną tėviškį Bardausko, o Aruns kitui pusė. Nu, keista, kad Žygimans ne veterinarijos gydytojas. Ne, tai jo mama veterinarė irgi. O dabar man kilo klausimas dar apie statybas, kadangi abiejose galuose statybos verda gatvė. O kai vat jūs statėtės namus, ar tai Iki buvo darbo, patys? 4 valandą iki darbo ateidavo fundamentus viens pats įsikasi. Neturėjom pinigėlių, nebuvo iš. Viską patys? Taip, ir į darbą išvažiuodavau. Ir kad dirbo miškų ūkį, aš jau vaikus auginau, mažiukai bus į kabiną.
ir savim reikėdavo pasikrauti malkas, jisai malkas vežė. Tai važiuodavo padėti, prikipti vaikus susikėlus. Nu, mes ir taip pat. Akmenų vyrs grįždavo iš darbo, vaikas mažus susidėdavom į kabiną ir išvažiuodavom akmenų rinkti. Dabar, ką reikėtų jaunimu, taip gyventi, aš nežinau. Taip dėr. Parvažiuodavom akmenų pasikrovė, va taip. Žvyru važiuodavom pasikrauti mašiną. Į karjerą savo. Ir buvo gerai, buvo linksmas. Tikrai, dabar nori iškart visokių. Neturėjom, visi buvom jauni, biedni. Kol įsirengė. Neturėjom nei pinigų, nei ko. Mirė uošvės dėdė, gyvenom, kur bronius oželis gyven. Dėdė buvo jo vyr. Tai mirė, nepriėm šarvutį, nebuvo kur. Tai, o tėvas buvo išvaryts kažkur toli, tai broliai atvažiavo, suėjo kaimynai, ištiesė ant spalių, sunešė visokius takus ir čia vežėm šarvutį. Medinius laiptus amžinatėlis kaimyns sukalė, kad lipti, dar nukrant pravalėti su maistu nuo tų laiptų. Nu, gerai. Išsisukdavot iš padėties, visi draugiškai, taip, visi draugiškai. Nelaukė, kol grįž iš darbo, suėjo, suvažiavo mano vertinį ir viskas buvo padaryta. Ir dar į apylinkę paskambino, kad neatsijam tėvo Klaipėdoj mirė jisai. Nu, kaip atsijims, kol pasiruošėm kurį. Ir buvo gerai. Nu tai pabaigai dabar tada kokį nors smagų atsiminimą, kurią jūs abi atsimenat, kokią nors įvykį, nu kokį nors smagų, vat iš jūsų susijėjimo, dainų, kokį nors, kur judvi, abidviem būtų įsimintinas. Mažiau jie su mumis dainuoti. Bet ėjo vis tiek kartais. Bet ėjo. Darbai matyt buvo. Taip. Užėmė daug laiko. Na, mes čia visi vietoje, važiuoga Vladas buvo draugiškas. Nu, kokį smagų atsiminimą? Visi atsiminimai mūsų smagus, visi geri. Daug vargot, bet viskas smagiai praėjo. Viskas gerai, viskas tvarkai. Atrodo, kad ir bėda buvo, bet visi iš vieno ir jokių vargų. Ir jokių vargų. Tai sakom, ačiū tada už pokalbį. Iš tylios gelmės pamirštų krantų šviesa suspindės vėl pro metus. Gal ne mums ji bus skirta, bet vis tiek ji bus. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk. Žolę užžėlė, vaiko žaislai, langai praverti, delnai ištiesti ir paukščiai taikus. Švelniai laikyk, sakau saujelė, jūra tikėk. Ji viską gali, jūros valia, lašia gelsvame, krisle skaidriame, sustoja laikas. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk. Žolę užžėlė, vaiko žaislai, langai praverti, delnai ištiesti ir paukščiai taikus. Švelniai laikyk, sakau saujelė, jūra tikėk. Ji viską gali, jūros valia, lašia gelsvame, krisle skaidriame, sustoja laikas. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk. Žolę užžėlė, vaiko žaislai, langai praverti, delnai ištiesti, paukščiai taikus. Švelniai laikyk.
šviesame, visame skaidriame sustoję.